yra. Labai panašios žuvys, tik čia turime stovintį vandenį, o upėje galime stebėti ir vadovautis tekančių vandenių bei vietomis, kur tos žuvys slepiasi ir smagu jas prisėlinti. Šiandieninėse varžybose dalyvauja 7-8 dalyviai iš tokių šalių kaip Vokietija, Ukraina ir žinoma iš Lenkijos. Sportinis lygis aukščiausias, taip pat dalyviai parodė, kad net ir tokiomis sudėtingomis oro sąlygomis kaip šiandien galima pagauti nemažai žuvų. Nesugebu užkabinti žuvies. Žvejoju ešerius, ranka man liko ešerinė, nes visą laiką važinėjame į Lenkijos Grand Prix varžybas, ten kažką pagauname. Atrodo, vienas įkandimas, erkė, antrą paleidžiu, o su trečiu jau nervinuosi, bandau užkabinti, kad per giliai neįsikimštų. Taip. Reikia kažkaip susitvarkyti, juk sąlygos visiems vienodos, be to žinome, kad yra žuvų, tad yra dėl ko kovoti. Tai labiau toks susitikimas nei kažkokios varžybos dėl rezultato. Smagu žvejojimas, šiek tiek pasikalbėjome. Žinoma, mums ne visai patogu, tas vėjas labai stiprus ir labai sunku kontroliuoti masalą, jo aukštį, judėjimo greitį, o tai labai svarbu būtent žvejojant su plūdine.
Labai geras, labai malonus, gražus. Palietė žuvis ne per mažai. Man viskas gerai. Dabar aš turiu Plauti lentynas. Šiandien oras nuostabus. Maniau, kad šis oras Abstragui labai geras, šiek tiek vėjuota, bet vanduo dabar apie 15 laipsnių Celsijaus. Manau, kad yra žuvų. Manau, kad taip ir yra. Visi po truputį juda čia ir ten, bet tai yra. jų lyja. Matyt, šiandien oras jiems ne pats geriausias. Bet mes kovojame. Žinoma, mes irgi kovojame iki galo. Viskas bus gerai. Iš viso šiame posūkyje 4, o antrame tiek pat, deja, krito prakeiktas pagrobimas, deja, setas, bet taip nutinka. Ir truputį, kas bus mūsų, nežinau, reikia pagalvoti, kas dabar bus. Dabar bus saulėta ir truputį kitaip tamsu. Jei žiūrėsite, pamatysite, kad turėtume imti pavyzdį iš taip organizuojamų varžybų. Ne visada svarbiausia yra laimėti, o kolegiška atmosfera ir superorganizuotos varžybos. Marieta.
Kiekvienais metais norime parodyti naujus produktus savo Liberal Cup konkurse. Kiekvienais metais pavykdavo sukurti ir įdiegti naują gaminį pavadinimu Golet, Golets 30, Golets 45. Naujas Strout serijos gaminys su gražia uodega ir šonais. Labai geri nauji laimikiai upėje. Taip pat efektyvus tvenkiniuose. Mūsų Golet, kuris nuo šiandien yra naujiena, jau prieinamas. Šiuo pėdsaku aprūpiname savo svetainę www.liberalest.com. Ten yra Trout masalų skiltis ir taip pat apie Golet. Taip pat matyti, kaip ginkluoti ir kaip naudoti šį masalą. Kviečiame apsilankyti Liberalest puslapyje. Labai mėgstu ją žvejoti upėse. Masalo animacija, jo natūralumas ir išvaizda atspindinti natūralų maistą yra svarbus. Kitų masalų naudoju mažiau. Turiu labai daug librų, tiek mažų masalų, tiek didelių selektyvių masalų. Didelėms žuvims tam tikrose situacijose tai yra puikus masalas. Tiesiog nuostabu. Ir įvairioms žuvų rūšims jis buvo lašišinis. Magi. Tu nori. Labas rytas. Labas rytas. Atei. Nagi, dabar aš tave pažįstu. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Prieš repeticijas iš karto grojau su Big Junior. Ir žuvims patiko. Nebuvo jokių mokymų. Man, pavyzdžiui, pavyko. Ir tai galima pasakyti lenkiškai. Pirmoji Pochoros kova. Jis tiesiog pataikė į reikiamą vietą ir tuo metu, kai jam reikėjo. Įjungta. Ačiū. Ačiū. Malda yra tokia liaudinta. Taip, bratvai. Ačiū. Melskitės už 2 koladas. Pirma. Ačiū. Štai kaip galite atsiskaityti. Bendradarbiavimas. Gerai. Jis laimi. Gerai. Bendradarbiavimas.
Gerai, praleiskite. Bendradarbiavimas. Viskas, kas yra. Ateinančiame 2024 metų sezone norėtume pristatyti naujienas, kurias turėsime. Tai bus Predator serijos masalai, įvairių spalvų kopytos twisteriai, tai yra labai populiarus tarp žvejų masalai skirti lydekoms, sterkams, ešeriams ir visoms plėšriosioms žuvims. Pasiūlymas iš pradžių apims 3 modelius – Embryon Shad, Embryon Twistail ir Kraken Shad įvairių dydžių nuo 1,75 colio, tai yra apie 45 mm iki 20 cm. Pirmaisiais mėnesiais tikrai pristatysime masalus ešeriams, tai bus 2 ir 3 colių masalai. Kitame sezone bus daug naujovių ir daug kas vyks.